Jūs daugiau negu 1000 kartų girdėjote apie Vilniaus kino festivalį Kino pavasaris. Tačiau ką girdėjote apie lietuviškus festivalio filmus? Šeštadienio vakarą Vilniuje kino teatre Forum Cinemas Vingis garbingi svečiai rinkosi į lietuviškų festivalių filmų pristatymą. Lietuviško kino pavasario programa tai yra 53 filmai iš 5 pasaulio kontinentų. Šitoje programoje mes rodome filmus tiek sukurtus šalyje, tiek sukurtus už šalies ribų. Filmai suskrido į visą festivalį iš visų 5 pasaulio kontinentų ir mes galim pamatyti, kuo gyvename mes šiandien čia, kuo mūsų kūrėjai gyvena ir kuo gyvena tie žmonės, kurie buvo savo ar ne savo norų ištremti už šalies ribų. Per pristatymą buvo parodytas dokumentinis filmas apie buvusį Bogotos merą, kandidatą į Venesuelos prezidentus, profesorių Antaną Mockų. Kiekvienas žmogus turėtų turėti teisę, kad apie jo gyvenimą būtų padaroma bent vieną filmą. Ir tada pas tam tikrų atvejų žmonės daro, nes žmonės šiais laikais turi technologiją. Tai nesam taip toli momento, kur su biskį paruošimu žmonės padarys gana gražius filmus. Filmas Gyvenimas yra šventas. Seka netradicinė Antano Mockaus kampanija rinkimuose į Venesuelos prezidentus. Antanas Mockus kūrybinga ir pozityvia rinkimų kampanija iš visų jėgų stengiasi įveikti užburtą smurto ir korupcijos ratą. When I discovered when I was making the film with Antanas, it was that the politicians can actually become... Statydamas filmą apie Antaną, atradau, kad politikai gali būti pavyzdžių žmonėms, o ne tik kažkuo, kas valdo išteklius, kažkuo, kas pažada darbų. Mockus nesako žmonėms, ką jie nori girdėti, bet siekia, kad žmonės būtų geresni. Susimastau, kodėl mano šalies politikai negali tokie būti. And that's something that made me think about my own politicians and why they're not like that. Tik ar vien gerų idėjų ir idealistinio užsidegimo pakanka pakeisti visą politinę kultūrą, kurioje smurtas yra įteisinta kasdienybės dalis. Filmas išsamei pristato Antano Mockaus politinės idėjas, jo veiklą ir jį supančius kolegas. Yra labai svarbu pasitikėti artistais. Artistai turi turėti labai didelę laisvę, ką pasako. Jei aš pradėčiau perdirbti tą filmą, aš sudarkyčiau. Yra tam tikrų atvejų parodyta iš labai arti, kaip dalykai buvo. Lietuviškų filmų programoje platus spektras filmų, kuriuose Lietuva atlieka vienokį ar kitokį vaidmenį. Australų filme Mulas išgirsime kontroversiškų užuominų apie Lietuvą ir juodąjį humorą, kuris ne tik privers nusijuokti, bet ir susimastyti. Rusų filme Žvaigždė vaidina lietuvė Severija Janušauskaitė, kurios vaidyba jau įvertinta Rusijoje. Pietų Afrikos Respublikos filmą Mylėk tik tą, kurią myli, režisavo perspektyvi lietuviško kraujo turinti režisierė. 53 lietuviški filmai suskirstyti į 4 programas. Lietuvių filmai premjeros, trumpos lietuvių premjeros, studentiškos lietuvių premjeros ir lietuviai svetur. Lietuviškai programai yra keturios dalis. Tai tas lietuviškas filmas yra tai, ką mes kūrėme čia. Tai yra lietuvių režisieriai, lietuvių aktoriai, lietuvių prodiuseriai. Ir lietuviškas kinas yra tai, kas atkeliavo pas mus iš 5 pasaulio kontinentų. Ir tai gali būti užsienio autoriai, užsienio režisieriai, užsienio prodiuseriai, bet lietuvių aktoriai, garsios lietuvių asmenybės. Festivalis Kino pavasaris jau vyksta ne tik Vilniuje. Penktadienį Kino pavasaris atidarytas Kaune ir Klaipėdoje. Pirmą kartą festivalis tuo pačiu metu vyksta Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. O kitą penktadienį prasidės Šiauliuose ir Panevėžyje.